Lemas buvo puikus kepėjas. Jis gamino geriausius vegetariškus suktinukus ir vaisių kokteilius, kokius tik galite įsivaizduoti. Bet jo didelė svajonė pradėti maisto sunkvežimį. Žalioji gerovė jautėsi kaip kalnas. Jis sėdėdavo prie savo stalo, spoksojo į tuščią kompiuterio ekraną. Man reikia verslo plano, galvojo jis. Tai per daug darbo. Šis užstrigimo jausmas tai buvo jo vieno kolio barjeras. Tai nebuvo mylia, o tik maža erdvė tiesiai prieš jo nosį. Vieną dieną jo draugė Sofija atėjo aplankyti. Ji pamatė jo liūdną veidą ir tuščią užrašų knygą. Lemai, pasakė ji, tau nereikia pradėti viso verslo. Tiesiog pajudėk vieną kolį. Ji jam pasakė, pamiršk planą. Tiesiog užrašyk pavadinimą, žalioji gerovė, puslapio viršuje. Tai yra tavo vienas kolis. Lemas manė, kad tai kvaila, bet paėmė rašiklį. Jis parašė 2 žodžius. Jis pagaliau pajudino tą kolį. Kitą dieną jis parašė dar vieną sakinį apie savo mėgstamiausią vegetarišką mėsainį. Sofija nusišypsojo. Dieną po to jis nupiešė mažą savo sunkvežimio eskizą. Pradėjimas nuo mažo privertė didelį kalną išnykti. Užduotis nebepasirodė neįmanoma. Tai buvo tik viena maža sakinys po kito. Jis pralaužė barjerą. Jo pamoka buvo aiški, didžiausi tikslai pasiekiami po vieną mažą žingsnį. Nelaukite tobulos dienos, tiesiog pajudinkite savo vieną kolį dabar. Paslaptis, kaip pagaliau pradėti, yra padaryti pirmąjį žingsnį tokį mažą, kad jis atrodytų juokingas. Jei esate pasirengęs pralaužti savo barjerą, užsiprenumeruokite ir pakomentuokite mano kolis žemiau, kad praneštumėte Lithuanian Repo, ką šiandien pradėsite.